Bankomatų sprogdintojai stos prieš teismą Šiauliuose. Jie kaltinami padarė šimtus tūkstančių litų nuostolių ir kelias dešimtis tūkstančių litų pagrobę. Išsamiau Ričardas Šimkus. Dėl bankomatų plėšimų Šiauliuose bus teisiami 4 vaikinai iš Kėdainių rajono. 21 Saulius Margis ir 23 Aivaras Mizgaitis teismo laukia suimti. 26 Donatui Rakevičiui ir 24 Andriui Grigelevičiui skirtos kardomosios priemonės nesusijusios su laisvės atėmimu. Bylos duomenimis, pernai lapkričio 6 naktį Kaune nusikaltėliai susprogdino Snoro kioską ir pasikėsino pagrobti iš bankomato beveik 58 tūkstančius litų, tačiau nesėkmingai. Plėšikus išbaidė greitai atvykę apsaugos darbuotojai. Beveik po 2 savaičių nusikaltėliai susprogdino Snoriuką Radviliškio rajone Šeduvoje. Tąsyk jiems pavyko pagrobti pinigus, daugiau nei 23 tūkstančius litų. Jie nerasti iki šiol. Sprogdindamas bankomatus ketvertas veikė organizuotai. Nusikaltimus planavo iš anksto ir buvo pasiskirstę darbus. Plėšti bankomatų jie vykdavo vogta mašina. Į Snoro kioską per plastikinės žarnas prileisdavo dujų. Jie susprogdindavo sukėlę kibirkštį išardytoje elektros lemputėje. Prokuratūros teigimu, nusikaltėliai pagrobė daugiau nei 23 tūkstančius, tačiau pridarė maždaug 330 tūkstančių litų nuostolio. Už nusikaltimus plėšikams gresia kalėjimas iki 8 metų. Ričardas Šimkus, LNK žinios.